Sveiki žvejai! Šį kartą laidoje mokinsimės lydekas gaudyti džerkais. Tuo pačiu patikrinsime ežero lydeko aktyvumą. Nes vis dėlto orai visiškai neatšilo, dėl to vandens temperatūra taip pat nekyla. Ir žuvies aktyvumas dėl tos priežasties žymiai mažesnis nei tuomet, kada oras šiltas. Ir bet kokiu masalu plėšrūnės nesugausite. Reikia rasti tą, kuris geriausiai veikia tam tikram telkiny. Dėl to ir ieškome naujienų. Kaip ir šį kartą bandysime gaudyti voblerių džerkų. Apie jį esu daug girdėjęs, kad tikrai stipriai provokuoja lydeką. Bet kaip sakoma, geriau vieną kartą matyti, nei 100 kartų išgirsti. Pasirinkau kietesnį spiningą. Valą naudoju paprastą. Dedu pavadėlį ir vėliau kabinsiu džerką. Pirmam kartui rinksiuos džerkus pačius mažiausius, nors daugelis žvejų sako, kad kuo didesnis džerkas, tuo didesnė lydeka. Džerkas nuo paprasto voblerio nedaug ko skiriasi. Jisai neturi liežuvėlio. Jį leidus, jisai išliestos skęsta. Nors yra ir plaukiančių džerkų. Kiekvienas modelis turi skirtingą skendimo greitį. Priklauso nuo jo svorio. Nors yra ir identiškų džerkų, bet skęsta į skirtingus gylius. Juos reiktų rinktis pagal vietovę, kokiame gylyje gaudysime. Džerkas plėšrūnės vilioja, imituodamas sužeistą žuvelę. Staigiai sujuda, sustoja ir iš lėto pradeda skęsti. Ir vėl viskas iš naujo. Ir atrodo, lyg tai žuvelė bando atsigauti, suspurda ir po to iš lėto grimzta į dugną. Tai pirmas kibimas ant džerko. Reiškiasi, gaudimo ritmą jau pagavau. Ir pirmą lydeka susidomėjo mano masalu. Mano pirmas išbandytas džerkas primena daugiau natūralią žuvelę. Nes būtent čia ežere yra skaidrus vanduo. Dėl to renkuosi tokį modelį, kuris panašesnis į tikrą žuvelę. Kartais reikia ir agresyvių spalvų, kad būtent ne tik masalų judesiai išprovokuotų žuvį, bet ir spalva. Kaip visuomet, žuvies reikia ieškoti. Daugiausiai žuvį gaudome seklumose. Štai ir Giedrius sulaukė kibimo. Kol kas lydekos ne pačios didžiausios, bet svarbiausiai, kad kimba. Kol kas kibimų sulaukėme netoli žolių, kur gylis svyruoja nuo 2 iki 2,5 gylio. Tas vietas galime pavadinti seklumu. Didesniuose gyliuose kol kas kibimų nesulaukėme. Radę naują seklumą, stengdavomės ją patikrinti. Ir arčiau šlaitų ir ten, kur sekliausia. Nes būtent šiuo metu yra sunkiausia nuspėti, kur lydekos laikosi. Kai kur iš po neršto lydekos grįžo arčiau gelmės, kitos liko seklumoje. Pagal viską jos turėtų keliauti ten, kur giliau. Ir laikytis ant didesnių skardžių. Bet būtent esant šaltam pavasariui, jos dar nesitraukia iš seklumų. Pats tas laikas būtų pakalbėti apie pačią gaudimo techniką. Užmetus džerką reikia truputėlį lukterėti, kol jisai nugrimsta. Ir vėliau įtempus valą, taigi trūktelim.
Dažniausiai tą darom iš riešo. Judesiai turi būti labai staigus ir trumpa amplitude. Trukteli, ritės persukimas ir vėl trukteli. Kad žerkas šokteli, sustoja ir pradėtų truputėlį grimsti ir vėl šokteli. Pirmiausia, reiktų pasibandyti ten, kur gylis nedidelis, kad mes patį žerką matytume, ką jisai daro, kokius judesius atlieka. Tai dar vienas kibimas. Lydeka griebė prie pat valties. Ir būtent tuo momentu, kaip aš pats stebėjau, kaip mano žerkas dirba. Lydeka pakilo į paviršių ir nėrė tiesiai žemyn galvą, puldama žerką. Vienu tarpu net išsigandau. Ir tai, kada pavyksta pamatyti patį žuvies ėmimą. Ir būtent tuo momentu žuvis puola, kada žerkas sustoja ir pradeda skęsti. Prieš tai turėjau dar keletą kibimų. Bet būtent dėl tos priežasties, kada valas truputėlį atsileidžia, žuvis puola. Bet jeigu nespėjai pakirsti, lydeka kartais spėja žerką išpjauti. Lydekos dantys žerkui nepakenkė. Ta diena bandėme ir kitokius masalus. Bandėme suvilioti kuo daugiau lydekų. Kol kas rezultatai buvo nekokie. Bet Andriui pavyko išprovokuoti lydeką. Nors pagal pasipriešinimą tai nelabai didelė žuvis. Deja, šiai lydekai graibšto neprireikė. Ši lydekaitė keliauja atgal į vandenį. Atkreipkite dėmesį, visi judesiai būtent iš riešo, kad būtų trumpas truktelėjimas. Galima dažniau truktelėti, galima rečiau. Nuo to priklausys, kaip žerkas šokinės. Bandymus ežere baigėme. Žerkus nusprendėme išbandyti ir išlaužo tvenkinyje. Kiek pastebėjau, paprastas valas ne pats geriausias variantas gaudant žerkais, geriau tiktų pintas. Dėl to šį kartą bandysiu pintą valą. Nes būtent pintas valas neamortizuoja. O tuomet, kada gaudai paprastu valu ir trukteli žerką, valas užvėluoja, jis amortizuoja. Ir judesys visiškai kitoks. Dar viena pastaba, gaudant su pintu valu, niekuomet nenupjaukite prie pat mazgo. Nes pintas valas sudrėkęs turi savybę pasitempti, kuomet mazgas iki galo užsiveržia. Gaudant žerkais, spiningas turėtų būti pakankamai kietas, kad kuo mažiau amortizuotų. Ir ilgų spiningų nėra patogu gaudyti.
Pats tas ilgis 2,40, gal ir net trumpesnis. Kiek pastebėjau, džerkas žymiai mažiau kliūna už žolių, nes neturi snapelio ir visuomet skęsta ir plaukia žemyn galva. Dėl to žolės pračiuožia pro nugarą. Gaudant paprastu vobleriu, tuoj pat pasigauna snapas įvairių žolių ir jisai nedirba. Bandysiu ryškesnį ir lengvesnį. Gal šis modelis labiau provokuos žuvį. Oras visiškai nepasikeitė, kaip ir ežere, taip ir čia apsiniaukę, lyg žada lyti. Vėjas pučia iš šiaurės. Grįžtu prie įprastinio džerko. Kažkodėl tai man labiau patinka natūralios spalvos. Nors yra žvejų, kurie pripažįsta tik egzotinės spalvas ir sėkmingai sugauna lydekų. Štai man kibimas. Žuvis tikrai nedidelė. Bandau valą atleisti, gal lydeka pati atsikabins, nereikės šlapinti rankų. Bet matyt kabliai stipriai įsikabino ir lydeka negali įsilaisvinti. Teks rankas šlapinti. Pagal kablių įsikabinimus lydeka griebė tuo momentu, kai džerkas skendo, nes jis pagriebtas per patį vidurį. Kuomet lydeka prarijo visą džerką, reiškiasi, jinai vijosi iš paskos. Lydekos dantys nepakenkė džerkui paviršiaus. Tai dar vienas kibimas. Ir vėl, žuvis ne ką didesnė už praeitą. Šaunuolė. Pašoka ir džerką paleidžia. Tokie pasirodymai sukelia didžiausias emocijas. Kažkas susidomėjo mano vobleriu, bet dėja, stuktelėjo, apsisuko ir grįžo atgal į žolės. Kažkodėl lydekos neaktyvios, visai nenori maitintis. Štai dar viena lydekaitė, šokinėja kaip padukus. Yra vilties, kad ši lydeka išgyvens. Būtent šią naują gaudymo techniką likau patenkintas. Manau, ateityje dar išbandysiu ir pačius didžiausius, ir vidutinius. Manau, šie modeliai tikrai rimtai vilios žuvį. Manau, naujas gaudymo stilius jums patiko. Šiam kartui tiek. Tegul kimba, bet nepabėga. Iki greito pasimatymo.